Labą dieną. Vos tik pasirodė mūsų naujasis Aleksandro ir Žygimanto Senojo lietuviškų monetų katalogas. Aš padariau filmuką pavadinimu Kuo naujoji knyga skiriasi nuo ankstesnės. Nuoroda į yra kadro viršuje dešinėje po įraidę ir po šio video. Ir jau galvojau, kad pateikiau jum pakankamą informaciją. Tačiau jūsų atsiliepimai ir laiškai rodo, kad informacijos vis vien trūksta. Dalis jūsų nėra susipažinę su pirmoju katalogo leidimu ir tada aišku jiems sunkiau suprasti, apie ką aš kalbėjau. Todėl šiandien kartu su jumis pavartysime knygą ir galbūt tai padės nuspręsti, ar verta ją įsigyti. Taigi, prieš akis 388 puslapių lietuviško Aleksandro ir Žygimanto Senojo monetų katalogas, kaip matė geltoni viršeliai kaip ir pirmosios knygos, tai jau yra brendas. Anglų kalba, ko gero pilniausias iš esančių, jame aprašyti 21 Aleksandro denaro variantas, 178 Aleksandro pusgrašio variantai, 1315 Žygimanto Senojo pusgrašių variantų ir 244 Žygimanto Senojo grašių variantai. Pavartykime knygą. Turinys. Turinyje matote, Aleksandro denarai yra skirstomi į gotikinio ir romaninio arba renesansinio stiliaus. Aleksandro pusgrašiai yra skirstomi į gotikinio, romaninio, renesansinio ir mišraus stiliaus. Žygimanto Senojo pusgrašiai yra išdėstyti pagal metus nuo 1508 iki 1529 metų. O Žygimanto Senojo grašiai irgi išdėstyti pagal metus nuo 1535 iki 1536 metų. Prie visų monetų yra aprašomi ir jų to meto padirbiniai. Išskyrus Žygimanto Senojo grašius, kurių padirbinių mes nematėme ir nežinome, ar šitos monetos buvo iš viso padirbinėjamos, nes jos buvo kalinamos labai trumpai, vos 1 metus. Knygos pradžioje yra pateikiamos žinios apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jos pinigų sistemą. Ir atsiverčiam Aleksandro denarus. Ir kaip kataloge yra aprašomos monetos, jūs matote Aleksandro denarų pavyzdžių. Visų pirma, yra išskiriami vyčio ir erelio tipai, pavaizduoti jų šešėliai ir tarpusavio jungtis. Toliau lentelėje parodomi svarbiausi legendos skiriamieji bruožai. Šiuo atveju monetos klasifikuojamos pagal A raidės tipą. Lentelėje pateikiamas mūsų nustatytas monetos retumas. Matote, naudojame retumo klases nuo 1, tai yra rečiausios, dažnai unikalios monetos, iki 10, taip žymos dažniausiai pasitaikančios monetos. Ir vėliau yra monetų paveikslėliai. Naujoje knygoje rasite visai kitą Aleksandro denarų klasifikaciją, lyginant su pirmoju katalogo leidimu. Ir mes ją pakeitėm pagal jūsų pastabas. Aleksandro pusgrašiai. Kaip matant vyčio ir erelio šešėlių, mes raudonai išskyrėme charakteringus bruožus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį šios tipus identifikuojant.
Na, o lentelėje, kur aprašomos monetų legendos, mes raudonai išskiriame klaidas legendose. Remdamiesi baltarusių numizmato Aleksandro Hramikos pateiktą monetų kalinimo chronologiją, prie kiekvieno moneto tipo pateikėm, kaip čia matote, galimus kaldinimo metus. Sustojame ties šiuo puslapiu. Čia lentelėje matote, kad vienos pozicijos legenda yra pavaizduota pilkame fone. Tai reiškia, kad moneta mums yra žinoma, bet knygoje nerasite jos paveikslėlio. O to priežastys gali būti įvairios. Apie tai šnekėjau ir ankstesniuose filmukuose. Na, lentelėje matė raudoną spalvą. Taisimus pažymėtas klaidas legendose, o taisimai legendoje yra pažymėti violetinė spalva. Toliau praverčiame Aleksandro pusgrašius. Štai šiame puslapyje matote, kad, kaip minėjau, katalogė skiriame dėmesį to laikotarpio monetų padirbiniams. Čia matote kaip tik tai Aleksandro pusgrašių padirbinius iš epochos, tai yra pakankamai reti egzemplioriai. Na, į katalogą iš pirmo knygos leidimo mes perkeliame ir kelis įdomius jūsų susidomėjimo sulaukusius straipsnius. Čia kaip tik tai matote Aleksandro Hramikos straipsnį apie Aleksandro pusgrašį, kurio reversas yra atspaustas nežinomos monetos, galbūt dar neaprašyto Aleksandro grašio reverso spaudu. Na, o jeigu verčiam toliau, tai matysite ir kolegos Valdo Kavaliausko straipsnį apie legendinį 1508 metų Žygimanto Senojo pusgrašį. Na ir taip mes pereinam prie Žygimanto Senojo monetų. Taigi Žygimanto Senojo pusgrašiai, jų aprašymo forma yra identiška jau išnagrinėtai. Tai yra data, vyčio ir erelio tipai, jų jungtis, lentelė, kurioje yra pažymėti legendų ypatumai ir paveikslėliai. Ir taip yra suskirstyti visi 1315 kataloge aprašytų Žygimanto Senojo pusgrašių variantų. Na, vartydami knygą pamatysite, kad tikrai labai preciziškai yra išskirtos klaidos legendoje, kaip atsimenat, pažymėtos raudonai, ir taisimai, kaip šiuo atveju, pažymėti violetiniai, jie pažymėti kitom spalvom ir tikrai padeda lengviau identifikuoti monetas. Na ir pusgrašiai yra aprašyti iki pat 1529 metų, kai šių monetų kalyba buvo sustabdyta. Tiesiais labiau neapsistosim, jūs galėsite panagrinėti, kai vartysite knygą patys.
Kaip matai, jau esam 1527 metuose. 1528 metai. Ir rečiausių 1529 metų pusgrašiai. Po jų, kaip ir pasakojau, yra to laikotarpio monetų padirbiniai. Šiuo atveju H101 numeriu mes juos visus ir pažymėjome. Ir priėjome Žygimanto Senojo grašius. Tai yra mūsų katalogo pasididžiavimas. Žinote, kad jie buvo kalinami tik tai metus, nuo 1535 metų vasaros iki 1536 metų vasaros. Na, mums pasisekė ištirti ir aprašyti net 244 šių monetų variantus. Vėl matome erelio ir vyčio tipus, jų jungtis. Kai kuriuos tipus mes pastebėjome ir išskiriame pirmieji. Na ir atkreipkite dėmesį, kad šias monetas mes klasifikuojame ir pagal Gedimino stulpų dydį ir formą, kaip dar vieną skiriamą į bruožą. Na, o jeigu prieinam prie lentelių su legendų aprašymais, tai atkreipkite dėmesį į interpunkcijų gausą ant šių monetų. Na ir mes tengiamės, kad mūsų kataloge parodyti interpunkcijų paveikslėliai būtų maksimaliai panašus į originalus. Todėl sukūrėme savo paveikslėlius, kurių tikrai nerasite kituose kataloguose. Tūkstantis 1536 metai. Matote, palyginus su ankstesniuoju knygos variantu, kiek mažai yra monetų ant pilko fono lentelėse. Mes tengiamės, kad kuo daugiau būtų paveikslėlių. Na ir prieinam knygos pabaigą. Čia yra šio katalogo skirtumai nuo mūsų ankstesnių knygų. Matote, pagal aprašytų monetų skaičių ir padėkos daugiau nei 100 kolekcininkų, padėjusių mūsų knygai savo kolekcijų eksponatų nuotraukomis. Padėkos mecenatams, rėmėjams ir pagalbininkams, padėjusiems šios knygos leidimui. Taip pat ir muziejams ir muziejų darbuotojams, padėjusiems išleisti šią knygą. Na ir aš manau, kad ši knyga tikrai padės kolekcininkams susidomėjusiems 1495-1536 metų lietuviškų monetų kalybą. Bus paspirtis ir muziejų darbuotojams, dirbantiems šioje temoje. Jin gali būti ir tiesiog įdomi istorijos mėgėjams, besidomintiems Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, o gal ką nors paskatins ir susidomėti Lietuvos didžios kunigaikštystės numizmatika. To aš jums ir linkiu. Taigi, gero jums kolekcionavimo.